Sveiki, mėlyjeji. Dabar jums rodau statistiką ir oficialiosios medicinos prognozės. Diabeto susirgimai sparčiai auga ir augs ateityje. Aišku, tokios prognozės neišlempos. Pasaulio sveikatos organizacijoje dirba rimti specialistai. Jie puikiai žino, kokios priežastys augina cukrinio diabeto susirgimų skaičių. Ir jeigu tokia įtakinga organizacija kaip Pasaulio sveikatos organizacija prognozuoja tokį spartų susirgimų augimą, reiškia, medicina jums nepadės pasveikti. Tai daugiau nei akivaizdu. Kai mano tėvai pasakė, kad jiems nustatė antro tipo cukrinį diabetą, abiems iš karto nustatė, padėjau jiems pasveikti labai greitai. Šio įrašo metu mano motinai 83 metai, tačiau jau eilė metų kaip neturi cukrinio diabeto problemos, visiškai jos nėra. Nors tokį amžiaus žmogui sunku keisti mitybos įpročius, visą laiką mėgo skaniai pavalgyti ir gana dažnai nukrypsta nuo mano rekomendacijų. Vis pasigamina patiekalų, kurios taip mėgo visą gyvenimą. Taigi, žinant pagrindinius cukrinio diabeto susirgymo aspektus, man labai pikta, kai skaitau oficialiosios medicinos versiją, kodėl atsiranda cukrinis diabetas. Paskaičius tas versijas iš karto kyla daugybė klausimų. Kodėl iki 1980 metų neturėjo atsparumo insulinui, tiksliau priimdavo insuliną, o po to staiga atsirado atsparumas insulinui. Jie rašo tokias kvailystės ir žmonės tiki, kodėl mūsų genai iki 80 metų buvo geri, o vėliau staiga tapo blogi. Žinote, kai medikai nenori pasakyti tiesos arba nežino tiesos, visada suverčia priežastį genams. Ir jie iš dalies teisūs. Mokslininkų senai įrodyta, kad mes patys galime keisti savo genus. Netgi yra toks mokslas epigenetika, kuris patvirtina, kad keičiant mitybą, keičiant maistą ir aplinką, keičiasi ir dalis mūsų genų. Mes patys kūrėme save iš to, ką valgome, kaip gyvename ir ką galvojame. Tačiau kokiais klinikiniais tyrimais įrodyta, kad cukrinis diabetas gali būti perduodamas genetiškai? Tai yra visiškas absurdas. Prie ko čia genų paveldimumas? Jeigu tėvai kimšo į save kenksmingą maistą, dažniausiai ir vaikai įpranta tai daryti ir pamėgsta tą žalingą maistą. Ir prie ko čia genai, jeigu tai yra įpročio klausimas, žalingo įpročio klausimas? Tėvai įpratino vaikus vartoti maistui visokį šlamštą ir negalvoti apie sveikatą. Dėl nepakankamo fizinio aktyvumo, taip oficialioji medicina šioje vietoje teisi. O dėl maisto ir genetikos iš dalies teisi. Kadangi įvardina toli gražu ne viską, ką nustatė moksliniai tyrimai. Antrojo tipo cukrinio diabeto pagrindinės pasveikimo sąlygas išdėstysiu uždarame kanale Sveikatos logika. Prisijungimo kaina prie šios temos bus simboliška. Temoje bus įrašas apie kenksmingų produktų atėjimo istoriją, tai bus Rusijos profesoriaus tokia paskaita ir akivaizdus įrodymai, bus mokslinio tyrimų rezultatai ir kokių produktų atsisakyti. Ir bus konkretus atsakymas, kodėl ląstelė nepriima insulino. Taigi nuoroda aprašyme. Būkite sveiki, iki.